Taigi, grįžtant dar šiek tiek prie to, tai aš noriu pasakyti, kad yra lietuvių labai gera patarlė, mes turime, kad kartojimas visų mokslų motina. Ar ne? Ir iš tiesų, jeigu jūs norite, kad vaikas kažką išmoktų, kad vaikas suformuotų įgūdį arba įprotį, tai tą reikia kartoti. tą reikia nuolat kartoti, pateikti kitaip, pateikti įdomiai, dėl to, kad vėlgi, jeigu tai yra visiškai rutina, smegenys to nebegirdi. Mes tiesiog jau praleidžiam, ne? Kartais klasėje tenka stebėti vaikus, kurie tokiais veidais žiūri tave, ir tu supranti, kad jie nieko negirdi. Ar ne? Jie yra jau kažkur kitur, dėl to, kad gal jiems jau tai girdėta, gal mes jų nesugebėjome sudominti, bet jie jau viskas, jų jau smegenis dirba kažkur kitur. Yra toksai vienas labai žymus tyrimas, vadinasi, net YouTube'ai galite rasti, tai yra gorilos tyrimas. Ir buvo taip, kad žmonės buvo padalinti į dvi grupės, ar ne, ir jie turėjo stebėti krepšinio rungtynės. Ir vienu prašė suskaičiuoti, kiek perdavimų turim, man atrodo, ten balti ir juodi buvo apsirengę. Vienu prašė, kiek juodi daro perdavimų, kitų skaičiuoti, kiek balti daro perdavimų, ar ne? Ir jie visi susikaupę, sėdėjo ir skaičiavo visus tos perdavimus. Dabar vidury to kėlinio, į vidurį krepšinio aikštės ateina gorila, padaužo savo į krūtinę, nueina, visi žmonės toliau skaičiuoja kaip perdavimų. Ir nei vienas nesureagavo, kaip, dėl to, kad smegenys turėjo užduoti, kur susidomėjo, kur motivavosi, kur norėjo padaryti ir nepastebėjo gorilos. Nu, kiek dažnai mes pastebim gorilą krepšinio aikštėje? Vidury žaidimo. Nėra labai įprastas vaizdelis, ar ne? Bet mūsų smegenys apsigavo. Ir jos nematė, nes dirbo susikaupusios kitą dalyką. Ir iš tiesų nei vienas žmogus nepastebėjo. Ir po to tas tyrimas buvo pakartotas, bet jau tada buvo aišku ir pasklidusi žinia, tai jau atsirado gudručių. Bet principas tai yra tas, kad kai pirmą kartą atliko šitą tyrimą, niekas nepastebėjo gorilos. Tai rodo, kaip mūsų smegenys geba susikaupti. Dabar, kaip jūs manote, koks yra pats pagrindinis smegenų darbas? Jeigu tik tai ne tas darbas, jinai gali daryti bet ką kitą, jos gali daryti bet ką kitą. Bet šitas yra absoliutus prioritetas. Kaip sakot? Priimti ir saugoti informaciją. Kokios dar nuomonės būtų? Kaip sakot? Kvėpuoti. Šilčiau. Girdėti šiltą. Jausti paros ritmą. Reaguoti. Išsaugoti mus gyvus. Tai yra pagrindinis smegenų darbas. Į tai jos susitelkia 24 valandas per parą visą laiką. Aš dabar galiu, nežinau, dabar man gali iš ausų pradėti lyst vienaragiai ir snigti žvaigždėmis, bet jeigu ten kažkas trinktels durimis, jūs visi sužiūrsite. Dėl to, kad jeigu kas nors kels į tą langą ir ten birės, aš galiu 100% garantuoti, kad ne vienas nebežiūrėsite mane. Visi sužiūrsite šitą langą, nes jūsų smegenis, jų vienintelė ir svarbiausia užduotis yra išsaugoti mus gyvus. Užtikrinti, kad mes būtumėme gyvi. Ar ne, čia kaip ištikus stresiniai situacijai, mūsų amigdala pradeda veikti, ar ne, smegenys susitraukia, vėl yra tas fight or flight, ar ne, arba kaunamės, arba bėgam. Smegenys nebeveikia. Nors jau 21 amžiuje galėtumėme civilizuotai kalbėti su žmonėmis, bet mes visieną mušamės, bėgame ir visą kitą, dėl to, kad na, ta patirtis, tai yra įgimtas dalykas, ar ne? Ir tas nesikeičia. Taip pat vėlgi, kad na, mes daugybės dalykų turime mokytis. Dabar jau daug mokslininkų sutarė ties tuo, kad na, yra šitie galimybių langai. Ir galimybių langai tai būtent kada smegenys yra labiausiai atviros tam tikriems na, susijungimams. Sakykime taip, ar ne, kada gali formuotis daugiausiai. Ir dabar aš noriu, kad jūs tiesiog atkreiptumėte dėmesį į pirmąjį skaičių. Visur 0. Nėra taip, kad mano fiziniai raidai geriausias laikas yra nuo 3 iki 12.
Ir nėra taip, kad socioemociniai raidai nuo 11 iki 12. Ar ne? Paskutinis skaičius skiriasi 4, 10, 12, 12, ar ne? Bet pirmas skaičius viskam yra 0. Tai yra būtent, kad tai tampa aktualu nuo gimimo. Dabar ar mes galime kalbėti apie tai, kad na tai ir yra tik tai tas langas, tai aš noriu grįžti prie to, kad sakiau, kad ne. Ar ne, kad nėra taip, kad tai visiškai užsidaro. Tiesiog tai yra pats tinkamiausias laikas. Vaikų smegenys yra plastiškos, yra netgi, jos yra lankščios, jos yra plastiškos, jos yra kaip molis, jos yra lipdomos, ar ne? Ir lipdytinos. Koks to yra pliusas? Na, pliusas, aišku, didžiausias yra tas, kad vaikai labai lengvai ir gerai ir greitai mokosi. Kad iš tiesų palyginus su tuo, kiek reikia 3-mečiai pastangų norint išmokti užsienio kalbą ir kiek ten 23 metų žmogui, tai yra kaip diena ir naktis, mes negalime to net lyginti. Ne? Kokie minusai? Minusai, kad jeigu aplinka kalta, tai jinai iš tiesų ir būna kalta. Ar ne, bet būtent tame amžiuje mes galime sakyti, taip buvo, ar ne, ir buvo labai neblogai susidėlioję. Čia lygiai taip pat, kaip mes visi turime genus, kad galėtumėm pradėti kalbėti, visi iki vieno. Mes visi gimstame genetiškai užprogramuoti, gebėti kalbėti. Bet kas nutiko su tais vaikais, kurie buvo atskirti? Jie neišmoko kalbėti. Jie neišmoko kalbėti ir vėliau jie niekada nebeišmoko kalbėti taip, kaip kiti žmonės, kaip tie, kurie mokėsi kalbėti nuo pat gimimo. Anksčiaugi buvo manoma, kad jeigu vaikas gimė Lietuvoje, tai jos smegenys susidėliojusios išmokti kalbėti lietuviškai. Ir visaip kitaip jau ten jos smegenys blogai jom yra, ar ne? Dabar jau yra absoliučiai įrodyta, kad paimk vaiką, išvežk bet kur kitur kūdikėlį ir jisai būtent ta kalba kalbės geriausiai ir nereikia turėti iliuzijų, kad jis vieną dieną atvykęs į Lietuvą puikiai kalbės lietuviškai vien dėl to, kad jisai turi lietuviškus genus. Ne. Esmė yra kokia aplinka. Tai va, DNR nepadaro to, kad mes išmoktumėm kalbėti. Padaro aplinka, tie žmonės, kurie mus supa, kiek jie su mumis dirba ir kaip jie su mumis dirba. Taigi tas genų ir aplinkos diskusija slopsta. Iš tiesų, kuo toliau, tuo mažiau apie tai kalbama. Dėl to, kad taip, mes visi gimstame su genetiniu užtaisu, bet kur mes atsidurėme ir kaip mes atsidurėme, tai lemia aplinka. Kaip sužaidžia su tam tikrais genais. Pavyzdžiui, ir tie pirmieji tyrimai buvo pradėti su gyvulėliais, ar ne? Pastebėta, kad tarkim pelytėm ūsiukai, jeigu jos negauna tam tikro sensorinės stimulacijos savo ūsiukams per pirmasias 2 dienas, jos beveik nebegeba vaikščioti. Jos ten kritinėja ant šonų ir nebėra taip. Katėms pirmi 3 mėnesiai yra su rega. Kačiukam uždengia akis ir stebėjo, kas bus po 3 mėnesių, kai jau jų rega turi būti pilnai išsivyščiusi. Ir nebeatsistatė niekada. Taip, kažkiek patobulėjo, bet atsistatyti neatsistatė. Genetiškai jie turėjo 100% tikimybę, kad matys, jie turėjo puikiai matyti. Ir nematė. Buvo atliktas tyrimas su beždžioniukais dėl socioemocinės raidos. Iš tiesų irgi labai garsus tyrimas. Buvo 2 mamos. Beždžioniuką mažiuką. Viena geležinė ir viena minkšta pūkuota. Abidvi dirbtinės, bet tiesiog kitokios. Ar ne? Viena suteikia tą minkštą, šiltą fizinį kontaktą ir glaudžia beždžioniukus, o kita yra tiesiog geležies gabalas, kuris paduoda pieną. Ar ne? Kai beždžioniukas pribėga. Ir tuos beždžioniukus reikia užmigdyti, kurie augo su geležinė mama. Jie buvo be proto agresyvūs, jie neturėjo net elementarių socioemocinių gebėjimų ir įgūdžių, kurie jiems galėtų būti visaverčiais beždžionių bendruomenės nariais. Ar ne, jie negebėjo. Taigi tie langai, yra, ar ne, jie atsidūrė vėliau bendruomenėje ir galėjo gyventi. Jie negalėjo. Jiem nepavyko, jie negavo tos šilumos, švelnumo, minkštumo ir fizinio kontakto. Net kai tai buvo netikra beždžionė. Tai buvo irgi kimštukė. Bet vis dėlto tas darė didžiulę įtaką. Taip pat yra pastebėta, kad beveik visi vaikai, kurie turi absoliučią klausą,
pradėjo muzikuoti iki 7. Vėlgi, ar ne? Išimtis tik patvirtina taisyklę. Jeigu vienas kitas vaikas turi tiesiog, geras, ar ne, tai tokios išimtis jos daugiau tik tai patvirtina taisyklę. Bet iš tiesų absoliučią klausą, nuo to tyrimai prasidėjo. Kitas, tarkim, su vaikais, irgi kuris tyrimas buvo, tai buvo su rumunų našlaičiais, po Čiaušeskų režimo, kai griuvo ar ne su našlaičių namuose visais vaikais. Ir tie vaikai buvo laukinukai, be jokių socioemocinių įgūdžių. Ir jie niekada neišsiugdė tokie, kokie galėjo išsiugdyti. Taigi raida vyksta lėčiau, jeigu jinai nevyksta tuo metu, kada jinai turėtų ir vykti. Netgi buvo dar vienas toks tyrimas su paukščiais atliktas. Paukščiai giesmininkai buvo atskirti nuo savo tėvų. Ir jie paukščiai giesmininkai, jie turi giedoti, ar ne? Ir jie visi pradėjo giedoti, bet maždaug 2 vėliau, negu tie jų broliai ir seserys, kurie augo su tėvais, ir jų giesmės buvo maždaug 2 trumpesnės. Po to atsidūrė toje aplinkoje, jie ištobulėjo, bet vėlgi, jie nebebuvo tokie, kokie buvo jų broliai ir seserys, augę iš karto toje tėvų aplinkoje, kur jie mokėsi giedoti. Tai regai klausai, pirmieji 5 metai. Ne? Mes su vaikais, kaip ir sakiau, pojūčiai. Ne? Tai yra visas mokymasis per pojūčius. Vaikam turime duoti liesti. Su vaikais turime eiti, tyrinėti, čiupinėti ir visą kitą. Aš suprantu, kad gal kai kurie tėvai nori užauginti mažas damas, kurios išėjusios su balta suknele, su visiškai balta ir pareina iš kiemo. Bet principas yra tas, kad ta maža dama, jinai turi pasėdėti purve, kad įsivaizduotų, kaip jaučiasi tas purvas. Jinai turi pasėdėti žolėje, kad jinai pajustų, kad jos oda pajustų, ar ne, kaip yra kutenamos kojytės. Kad basos kojos pajustų akmenukus ir taip toliau ir panašiai. Nereikia tų žaislų, jeigu jūs su vaiku basine vaikštote per smėlį. Joks lavinamasis žaislas nepadarys nieko net panašaus, kai pasidaro žiemą, kai vaikas užlipa ant kalno, atsigula ir va šitaip nusiridena per sniegą. Jo pojūčiai tada vystosi 100 kartų sparčiau, negu kad jisai suktų kokį nors žaisliuką šitaip. Nes tas žaisliukas ugdo akies rankos koordinaciją ir labai gerai moko priežasties ir pasekmės, ar ne, ryšį. Jis daug geriau išmoks priežasties ir pasekmės ryšį, jeigu jūs jam pasakysit, nevažiuok į medį ir jisai įsirėši tą medį. Tada tas priežasties pasekmės ryšys bus iš karto pajaustas ir labai ilgam, ir labai efektyviai. Ir žinoma, mes turime rūpintis vaiko saugumu ir jo priežiūrą ir taip toliau ir panašiai, bet mes negalime apsaugoti vaiko nuo gyvenimo, nuo pojūčio, padėti jį po stikliniu gaubtu ir tik tai po to gaubtu pakišti lavinančius žaislus. Ar ne va tuo truputį pasidžiaug, jau daug, dabar naują pakišiu. Ar ne, tai yra būtent vaiko ugdymas yra visuma ir jisai turi per tai pereiti. Vaikas, kuriam leidžiama lipti laiptais, jo daug geresnė yra stambioji motorika ir daug geresnė koordinacija, negu vaiko, kuriam neleidžiama lipti laiptais. Vienas tyrimas parodė, kad nuo laiptų beveik visada nukrenta vaikai, kuriem tėvai neleidžia lipti laiptais. Jeigu mes vaikui leidžiame lipti laiptais, jisai nulipa tais laiptais. Taip, galbūt jisai kažkada nukris, bet jie net nukrenta kitaip, nes jiem yra išsivystęs savisaugos instinktas. Ir jie tokius dalykus daro kitaip negu tas, kurį visą laiką nuneždavo laiptais ir jis prieina prie laiptų ir šitaip tiesiai lipa žeminės. O ne, tai ką, ne visada pagauna? Tai tą reikia turėti omeny, kad būtent mes norime, kad tos sinapsės teisingos formuotųsi. Kitas yra kalbos raida, ar ne? Nuo 0 iki 10 metų. Čia yra, kada mes galime vaikus mokyti iš tiesų drąsiai užsienio kalbų, kada mes privalome jiems skaityti, mes turime dainuoti su jais, mes turime eilėraštukus deklamuoti, mes turime visą kitą ir nemintinai, daug geriau ne vieną mintinai išmokti, o 10 eilėraščių perskaityti. Tai yra esmė su vaikais, dėl to, kad 10 perskaičius ir apie 10 pakalbėjus, jo žodynas bus 10 kartų didesnis, negu mintinai iškalus vieną.
Ar ne? Lygiai taip pat su knygų skaitimu, skaitykite, diskutuokite ir visa kita. Dažnai tėvai jaudinasi, kad, na, mano metinukas tai tik graužia knygą. Jis taip skaito. Vaikas taip pradeda skaityti. Pirmą mes graužiame, po to mes plėšome, po to mes vartome aukštinkojom, po to mes pastebime paveikslėlius, po to mes skaitome nesuprasdami, ką mes skaitome ir tik galų gale mes pradedame suprasti tai, ką mes skaitome. Dabar kalbant apie fizinę vaiko raidą, ar ne, tai būtent fizinė raida yra tas labiausiai atsivėręs langas, vėl yra nuo 0 iki 12 metų. Tai yra tas metas, kai vaikas turi kuo daugiau išbandyti. Apskritai yra kalbama, na, čia vėl mokslininkai pasidalina į 2 dalis. Vieni sako, kad vaikam nereikėtų jokio sporto organizuoto iki 10 maždaug metų, o vienintelis, ką jie, na, kaip ir sako, yra gerai, tai yra arba mankštos, arba plaukimas. Ir yra kita dalis, kurie sako, jeigu nepradėsim iki tada, tai niekada nepasieksim gerų rezultatų. Tai čia irgi, manau, čia jau yra ta pilka zona, kur reikia rinktis, na, kaip ten su tais rezultatais, koks mūsų santykis yra, ar ne? Nes, kaip ir kalbėjom apie muziką, lygiai taip pat, ar ne, iki 7 metų, nu, dar vaikas pats sunkiai gali apsispręsti, ar jisai nori tikrai labai savo gyvenime muzikuoti. Iš tiesų tą sprendimą priima arba tėvai, arba ugdytojai. Socioemocinė raida vėlgi iki tų pačių 12 metų. Tai kaip ir įsivaizduojame, ar ne, kad, na, iki tų 10 formuojasi žmogus. Atsiranda daugiausiai neuronų jungčių, atsiranda daugiausiai tų griovelių, kurie nebepasikeis ir kuriuos mes, na, jeigu norime, kad vaikas tobulėtų, turime su tuo labai rimtai dirbti. Dabar apskritai tai, kad, na, smegenys pradeda formuotis 3 savaitę po apvaisinimo. Tai yra jų pati pradžia. Ir tos visiškai lankščios vaikų smegenys leidžia mums būtent tą bet kokią informaciją jiems pateikti. Ir kai gimsta naujagimis, jos smegenys yra tik 1/4 suaugusiojo smegenų. Ir kas yra įdomu, tai, kad iš tiesų mes turime pripažinti, kad kai mes gimstame, mažiausiai susiformavęs iš visų mūsų organų yra būtent smegenys. Jos yra mažiausiai išbaigtos. Ir vėlgi mokslininkai daug galvoja, kodėl taip yra. Na, kodėl vos ne pats svarbiausias organas yra mažiausiai išbaigtas. Ir teorijų yra visokių, kol kas atsakymų nėra 100%. Vienas atsakymas yra dėl to, kad taip yra jos apsaugomos nuo gimdymo traumų. Jeigu vaikas gimtų visiškai, absoliučiai išsivyščiusiomis smegenimis, o gimdymo takuose jam pritrūktų deguonies ir smegenys būtų pažeistos, o tas būna, visi žino, ar ne? Tai rezultatas žmonijai būtų daug nepalankesnis, negu mes turime šiandien. Tai yra viena teorija. Kita teorija yra ta, kad mum privalo gimti vaikai mažomis galvytėmis. Dėl to, kad žmogaus apskritai vaikas gimsta didžiausia galva iš visų žinduolių. Tai esmė ir yra ta, kad taip yra apsaugoma mama nuo mirties. Nes kai procentaliai buvo pasižiūrėta, jeigu vaikas gimtų su tokia galva kaip beždžionės, tai iš tiesų, kai beždžionės pagimdo savo vaikus, nes beždžionių kūnas ir gimęs beždžioniukas yra, na, procentais, ar nematuojama. Tai vat, pagal moters kūną ir gimusi žmogiuką, tai esmė yra ta, kad jeigu galva būtų tokia kaip kitų žinduolių, tai turbūt nei viena neatlaikytų gimdymo. Absoliučiai. Tai vėlgi gamta taip sutvarkė, kad tos vaikučių galvos yra mažos, smegenys yra ganėtinai saugios ir užtikrino, kad veiktų tai, kas privalo veikti. Kvėpavimas, virškinimo sistema, šlapinimosi sistema ir visa kita. Smegenys neprivalo veikti pradžiai. Jos gali baigti vystytis jau vaikui gimus. Ir štai per pirmuosius 5 metus smegenų dydis tampa nuo 1/4 iki 90%.
5 metų vaiko smegenų dydis jau yra 90% suaugusio žmogaus smegenų dydžio. Vėlgi gimę kūdikėliai, jie perduoda informaciją vidutiniškai 16 kartų mažiau efektyviai nei suaugusiojo. Ne jiem, dėl to, kad jų sujungimai dar neveikia taip gerai ir vis nutrūksta elektros padavimas, ar ne? Vis jam nesusijungia, ar ne? Ir nuo mūsų priklauso, nes 3 metų vaiko jau šnekiam dirba 2 greičiau negu mūsų. Ar ne? Tai va įsivaizduojat, nuo 16 kartų mažiau efektyviai iki 2 kartus efektyviau greičiau, kur informacija tiesiog tik tai laksto be galo, be krašto. Taigi labai svarbu mūsų tas teisingas užprogramavimas tėvų iš esmės, ar ne? Tėvų ir ugdytojų teisingas užprogramavimas, kad visos tos jungtis, visos tos sąsajos formuotųsi teisingai. Informacijos perdavimo efektyvumas pasiekia patį tą piką, kai vaikui yra maždaug 15 metų. Nuo tada viskas. Iš tiesų tada mūsų smegenys jau mes galime pasakyti, kad jau yra tokios, kokias mes iš esmės turėsime. Bet smegenys niekada nebaigia formuotis. Kai mums yra 75, mes galim mokytis naujos užsienio kalbos, kai mums yra 80, mes galim mokytis vairuoti, kai mums yra 85, mes irgi galime mokytis, nežinau, kažkokių įdomių dalykų. Ar ne? Esmė yra ta, kad mes visada galime mokytis. Mūsų smegenys turi neišsenkantį potencialą nuolat tobulėti. Dėl to, bent jau man asmeniškai tai nepaprastai patinka ta mintis apie mokymąsi visą gyvenimą. Dėl to, kad nėra taip, kad vaikui 17 metų ir viskas, langai visi užsidarė, tada po universiteto dar ir duris užrakinom, ar ne, o ten po magistrantūros dar ir gaubtą uždėjom. Viskas, baigta, ar ne, užrišam bandelį, aš jau toks esu. Ne, žmonės gali ir keisti profesiją, ir visiškai pakeisti gyvenimą. Gerokai vėliau negu ten 15, 16 ar 17 metų. Dabar apskritai kalbant apie tuos receptus, tai ką daryti, ar ne? Čia aš radau Egipto maitinančios motinos paveikslėlį, ar ne? Nes iš tiesų, kai skaitai apie smegenų tyrimus, kad kalbama apie kūdikių maitinimą, tai sakoma, kad motinos pienas, geležis ir riebalai yra pats svarbiausias penas smegenims. Ar ne? Ir tie riebalai yra gerai. Pirmus 2 metus riebalai mažam vaikui yra gerai. Jo pienas neturi būti 0,1 riebumo, ar ne, kai jam yra 1,5 metukų. Ne, čia jau vėliau parūksta šitie dalykai. Jam turi būti 3 geri procentai riebumo, kad jos smegenys gautų kuo daugiau riebalų. Ar ne? Riebalai yra svarbus mažiems vaikams. Ir lygiai taip pat geležis. Kad geležinės geležis nešioja ligoninė nepaprastai yra svarbi augančio vaiko smegenims. Ir, ką tėvai turi būti užprogramuoti daryti. Tai va čia yra receptas. Ir tas receptas yra tai, kad mes vaiką myluojam, mes į jį reaguojam ir mes su juo kalbame. Ir visai nesvarbu, kiek vaikui yra metų. Ar jisai yra tik gimęs, ar jam yra 3, ar jam yra 10. Mes turime jį reaguoti, mes turim su juo kalbėti, mes turim kalbėti su vaiku apie tai, kas jam yra įdomu, ne tai, kas mums yra įdomu. Kas mums yra įdomu, pasikalbėkite su kitais, su vaiku kalbėkite apie tai, kas jam yra įdomu, dėl to, kad tada jos smegenys dirba. Tada atsiranda tos jungtis, tada jis turi vidinę motivaciją sužinoti naujų dalykų. Ir aišku, mums turi būti tai įdomu, ne taip, taip, girdėjau, kas dar, ar ne? Mes turime nuoširdžiai domėtis tuo, ką vaikas nori pasakyti ir tą girdėti. Ir kalbėti su vaiku, kalbėti su juo nuolat. Diskusijos skatina smegenų raidą. Diskusijos, kur mes net su 3-mečiais jau analizuojam, o kaip tu manai? O kaip tau atrodo? Ar ne? Jeigu mes vaikams, būdami pedagogais arba tėvais nuolat pasakysim, taip yra nes, ar ne? Ir išdėstysim. Vaikui bus 4-5 metai ir jam jau bus susiformavę, kad aš neturiu atsakymų. Atsakymus turi jie. Jeigu aš turiu klausimą, aš turiu jų klausti. Ir tai yra viskas, susiformavęs dalykas, ar ne? Po to mes sakome, tikrai
Žmogus kaip žmogus ir protingas atrodo ir visa kita, bet jokios iniciatyvos. Ir po to pagalvojom, bet iš kur ta iniciatyva atsiras, kai mes jam 3 metų nuolat aiškinom, kaip gyventi. Ir kodėl viskas yra, ir neklausėm jo, kaip jam atrodo, kaip jisai įsivaizduoja, ko jisai nori. Ir čia yra didžiulė paradigmų kaita. Ir jūs neįsivaizduojate, kiek dar žmonių varto akimis išgirdę šituos dalykus. Su vaiku reikia šnekėti apie tai, kas jam įdomu. Jūs turite mokyti vaikus taip, kad juos uždegtumėte. Taip, taip. Ir esmė ta, kad tai nėra nuomonė, tai nėra kažkokia teorija. Ir kol mes nepradėsime daryti taip, kol mes nepasikeisime, mes negalime šnekėti apie jokią švietimo sistemos kaitą. Dėl to, kad mokslininkai stovi ir rėkia, kaip aš dabar, ar ne? Apie tai, kad, dirbkime su vaikais kitaip, darykime su vaikais kitaip, bet į klases nueina mokytojai, į namus pareina tėvai. Ir tada yra esmė, ką mes su tais vaikais parėję darysime ir kaip mes darysime. Ar ne, jeigu vaikas atbėga ir nori kažką papasakoti ir mes atsakom, dabar ne, ar ne, ir vėliau irgi dabar ne, tai kur tas kalbėjimas, ar ne? Jeigu mes mažo vaiko neapkabinam, nečiupinėjam, nežaidžiam, neniurkom jo ir nekankinam visaip, ar ne, kai jau sakom, jau paleisk, tai vėlgi, ar ne, vaikui kažko trūksta, jeigu mūsų visos reakcijos yra pakeltos akis nuo televizoriaus arba nuo laikraščio, vėl yra, ar ne? Jeigu mokytojas sako, vaikas sako, man labai įdomu, aš žinau, palauk, pabaigsiu aš, tada tu pasakysi, ar ne? Tai vėlgi yra. Ir aš nesakau, kad visą laiką, tada galime mes, aišku, išeiti į tokią situaciją, kur tik vaikai šneka ir nebėra tvarkos. Bet mes turime atrasti naują tvarką. Nes yra nauji laikai ir mes, žinodami šituos dalykus apie vaikus, nebegalime dirbti taip. Dėl to, kad prieš 100 metų mes nežinojom visų šitų dalykų. Mes nežinojom apie neuronus, mes nežinojom apie veidrodinius neuronus, mes nežinojom apie sinapses, mes nežinojom visų šitų dalykų. Ir dėl to mums buvo galima atleisti tą. Kaip susadinome visus vaikus prie stalų, atsistojo vienintelis kaime mokantis skaityti ir viską mokė, ne? Tai tas buvo suprantama, dabar pasikeitė laikai, yra visiškai kas kita. Ir mes turime eiti naujų keliu.